Kitas žygis keliuku, kur neleidžia važiuoti su automobiliais, galima tik tai su viešu transportu, taksi. Kelias veda iki vakariausio salos taško Švyturio. Iš viso yra 7 kilometrai nuo uždaryto kelio. O mes paeisim tik dalį iki apžvalgos stotelės, kur gražios arkos ir uolos. Tenerifėje ir visuose Kanaruose žmonės surinkinėja lietaus vandenį nuo kalnų ir nepaleidžia vėjais į vandenyną. Susirenka ir laisto daržus, plantacijas bananų. Žodžiu, taupo vandenį. Apačioj šiltnamiai dirbami laukai. Ten tolumoje golfo aikštynas. Visur labai jį reklamuoja. Ką žinot, ten galim privažiuoti ar ne? Gal reiktų pabandyti. Galėtų būti vėjas mažesnis. Pavyktų gal droną pakelti. Nors šiandien jau pavyko. Virš banano plantacijų. Jaučiu čia, kai vandens daug, tu turėtų bėgti čia. Panašu nubėgė. Jo. Bet krenta akmenys. Eikt. Visai šalia nukrito akmenys. Nelabai čia gerai. Oras tai ne iš geresnių. Matosi labai mažai. Debesys skrenda žemai. Migla tokia, vietom lyja. Bet ir ten yra vėjas. Panašu, kad atėjom, kur norėjom.
ėjom ir kažkur atėjom. Šalta? Vėjas? Šalta tai nėra, bet vėjas. Jo. Jau matosi debesys ten. Labai čia jaučiasi toks. O. Čia ir lyja. Jo. Nice. Eisim toliau. Platus čia. Išplatėja. Gal kad autobusam būtų geriau įsukti. Žiūrėk, koksai gražus. Barankantantantas. Ten keliukas, tai neblogas, matosi, kai važiuoja mašinos, status žiauriai. Apie antrą pavarą nėra ką net svajot. Ir ką, kelsimės, versimės į kitą pusę kalno, važiuosim į pietus. Gal išvengsim šitokio oro. Atvažiavom į Tenerifės pietus. Prie natūralių kažkokių baseinų. Matom, kad čia neblogas oras, tai nusprendėm juos apžiūrėti. Tai įdomus čia variantas. Kažkoksai hipių kaimas. Gyvena olose su sofom, su šiukšlių, visko pilna, nežinau, bet ir žmonių pilna. Nu, įdomi vietelė. Sėdi ten, kažką mezga gal, ar ką ten daro. Žuvėsėlis. Nu jo, įdomi vietelė. Gyvena su kaldroms, apsivinioja. Jo. Nu ką padarysi? Visokių yra, visokių reikia. Užsidengia gal, ar ne? Ne, nieko čia nežinau. Žiūrėk. Šuo tai kaip įbetonuotas, ką jis ten laukia, nežinau. Aha. Versimės. Po vandeniu čia šitas kavelis susisieja. Ir atrodo ramu, ir matai kažkas vandenynas vis tiek sukelia. Man nusėda, žiūrėk. Nusėda vanduo ir pakils virš. Va, ar matai? Žiūrėk. Eina savo. Gamta pridaro visokių grožių.
normaliai. Kažin jie susimoka už žemę mokesčius. Nežinau, man kažkaip čia nesukelia gerų emocijų tokie veikėjai. Kažkaip, nežinau, su palapinėm gyventų kažką tvarkingai, tai gal, bet apsijaukę, apsikuitę, šiukšlių aplinkui ir tikrai jie jų neišsineš. Nes jų religija, nežinau, pasaulėžiūra tokia, kad davė gamta, tai pasiims ir čia. Nelabai. O jų tai čia sočiai. Ar yra tvarkos? Nemanau. Atsargiai, nežinau. Kogi tu man? Pažiūrėk, kokius krantas. Gerai krantas. Oh my god. Gerai čia. Degam. 2 kilometrai 100. Bet teidės nematau. Užstoja, man atrodo, va šitas kalnas. Galbūt ten kažkur kraštelis jau šviečiasi. Apačioj buvo 23, o dabar 8 gal. Gal nei tų nėra. Jėzu. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Gal ir neblogai būtų su tokiu pasivažinėti. Ką? Pabūti Tenerife ir neužsuk prie Teidės, tai nuodėmė būtų gal, ar ne? Šiandien Kanaruose visur debesuota, tik tai pietiniai daly įsisklaidė debesys ir nupūtė juos tolyn.
Bet čia kita situacija, debesys žemiau negu kalnas, tai ten gal šonuose dar truputį matyt. Tai vat nuskilo tokį pamatyt, nes laiko Tenerifėje kaip ir jau nelabai turim. Rytoj prasideda kitas etapas. Bandysim kažką naujo. Tenerifėje jau antrą kartą šiaip jau esam. Jau užeina debesys. Šį kartą įteidė nekilom, nes buvom praeitą kartą. O prieš 2 mėnesius nusipirkus bilietą į Tenerifę, jau į pačią viršūnę nebebuvo vietų laisvų nusipirkt bilietam. Tai nekilom ir į apžvalgos aikštelę su funikulieriu. Užeina debesys, tai ką? Renkame šmotę ir manim žemyn. Nes jau kaip ir vakaras. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas slepia po žieve.